Laidą pristato. Laidą remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad rusų tauta yra tiesiog nuostabi. Ji kūrė socializmą ir komunizmą ir mes turime būti jai dėkingi, kad nesukūrė nei pirmo, nei antro. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. O tai dyvai. A kasgi jūs, kolegė, dyvyje? Masiulis, jisai Zuokui sako, tu kai rekonstruosi tas žalio tilto tarybinės skulptūras, pjautuvą su kūju nulupk. Čia ką, rimtai? Taip, visiškai. Bet dar geresnis dyvas tai, kad kultūros paveldo departamentas neleidžia to pjautuvo su kūju nulupt. Ko neleidžia? Pjautuvo su kūju nulupt. O kodėl neleidžia? Pasirodo, kultūros paveldo atstovas teigia, kad tai yra vienalytė skulptūra ir neišeina kažkaip pusės nuimti. Čia ne Venera, kur rankas nuimsi ir menas pasidaro, ironizavo atstovas. Na, jie dar gerą humoro jausmą turi. Sutinkiu, kolegė, bet žinai, kas mane stebina? Na, kasgi jūs stebina? Kad politikai neturi ką veikti. Štai kas mane stebina. Kaip tai neturi ką veikti? Ot, paprastai. Klausyk, kas Lietuvoje pasikeis, jei nuimsi tą pjautuvą su kūju? Ar atlyginimai padidės? Ar pakils pensijos? Ar atsiras daugiau darbo vietų? Ar atpigs šildymas? Ar atpigs benzinas, a? Atsakykite man, prašau. Na, manau, kad tikrai to nenutiks. Nenutiks? Tai tegu tas Masiulis užsikiša vieną kartą ir pradeda šalies problemas spręsti, o anekdotus laidžiot. Teisingai sakot, kolega, darbą reikia dirbti, o ne nesąmonės kalbėti.